Galvojau dėti sidabrinius vamzdžius, nes sidabras žudo bakteriją. Bet kadangi aš tokia esu tenoras, dainininkas ir sidabrui tokiam kiekiai sidabro neuždirbu. Merūnas Vitulskis gali pasigirti ne tik fantastišku balsu. Jo humoro jausmas vertas atskiro pasakojimo, tačiau net ir subtiliai juokaudamas jis nepamiršta racionalumo grūdo. Todėl grįžkime prie jo istorijos, kai baigiamame įrengti name Merūnas nusprendė rūpintis vandens kokybę. Sužinojau apie tokį dalyką, kaip apie vandens ratą, kur pastoviai cirkuliuojant vandeniui, tu realiai neleidi užsistovėti vandeniui savo vamzdynuose. Ir taip yra labai, kaip sakyti, didelė pagalba išvengti tokios garsios bakterijos kaip legioneliozė. Ir apie tai turbūt nelabai žmonės daug kalba. Ir visai neseniai čia buvo keli straipsniai išėję apie tai, kaip žmonės baisiais plaučių uždegimais susirga, net miršta nuo to. Ir atrodo, kaip galima plaučių uždegimų susirgti geriant vandenį. Iš tikrųjų, ta dulksna, kuri susidaro bėgant vandeniui, mažas įkvėpimas gali tau atnešti baisiausią žemėje dalyką - mirtį. O kadangi tai yra vasarnamis ir kadangi nėra didelis cirkuliacijos vandens, jeigu aš tą namą palieku netrumpam laikui, nepamirškim, kad tai yra vasarnamis, ir galbūt tik tai savaitgaliais atvažinėsiu, arba apskritai vasarai bus tik tai tokia rezidencija, tai nesinori, kad tas susilaikęs vanduo tos bakterijos priaugintų. Ir pas mane yra 2 maži vaikai, kurie norisi, kad liktų sveiki. Tai kai sužinojau apie šitą technologiją, tai vienareikšmiškai ten pažiūrėjau, kad kiti gamintojai nieko panašaus vis nedaro. Ir kad tu panoras turi šitą galimybę ir išdirbę šitą technologiją, tai dar didelis labai to pliusas, iš tikrųjų, turi vamzdžius ir turi nemažą saugumą. Merūnas kalba kaip būsimas vartotojas, o ką pasakys tokios įrangos gamintojų atstovai. Šiuolaikiniai statybai Lietuvoje tikrai per mažai dėmesio yra skiriama geriamo vandens higienai. Kadangi taip nutiko, kad mes turim labai gerą vandenį ir didžioji dalis Lietuvos gyventojų iki namo jie gauna labai aukštos kokybės geriamąjį vandenį. Bet kas nutinka pačiam name mes paprastai sugadinam. Dabar kaip tai atsitinka, tai mes leidžiam vandeniui išsistovėti, nes nepalaikom reikiamų temperatūrų ir tuomet susidaro palankios sąlygos daugintis legionelės bakterijom. Ir jeigu kalbėti, iš kur jos atsiranda vandenyje, tai jos vandenyje visuomet yra ir geriamas vanduo, jame visuomet yra šios bakterijos. Ir kai mes jį vartojam, kai jų yra mažas kiekis, jos tikrai nekenkia, jos kaip sakant, gyvena mūsų organizme, viskas yra gerai. Bet kada susidaro jų kritinė koncentracija ir mes įkvepiam vandens dulksnos, tuomet nutinka blogi dalykai. Nepakankamai karštas ir paprastai tariant užsistovėjęs vanduo sudaro galimybę daugintis legionelės bakterijoms, o išsigydyti legioneliozę yra komplikuota ir sudėtinga. Todėl gamintojai siūlo genialiai paprastą būdą, kaip neleisti vandeniui užsistovėti, o tuo pačiu kilti galimam legioneliozės protrukiui. Ši liga gali plisti ir daugiabučiuose, ir viešbučiuose, ir ligoninėse, ir sporto klubuose, bet bent jau savo namuose galime patys imtis būtinų prevencinių veiksmų. Mes labai lengvai galime išspręsti problemas ir apsisaugoti nuo susirgimų teisingai susiprojektavę ir susimontavę vandentiekio sistemas namuose. Tai jeigu mes kalbame apie privačius namus, tai geriausia sistema privačiam namui, aišku, yra žiedinė sistema. Tai šiam name pas Merūną mes esam kartu su šilumos namais suprojektavę vandentiekio sistemą, kur yra 2 senmazgai ir jie yra sumontuoti į 2 žiedus. Visi to senmazgo prietaisai yra sujungti į vieną žiedą, kuris neleidžia vandeniui išstovėti. Tai yra atsukus bet kurį prietaisą santechnikos mes išleidžiame vandenį iš viso vamzdyno. Kas dar yra gerai, tai kadangi čia kaip šilumos šaltinis yra šilumos siurblys ir šilumos siurblys efektyviai ruošia pakankamai žemos temperatūros vandenį, jis yra ant ribos, kai gali legionelės bakterijos daugintis, tai periodiškai pats siurblys daro prakaitinimą vandens, vadinamą terminę dezinfekciją. Bus sumontuotas ir recirkuliacinis siurblys šitai sistemai. Tai vykstant terminiai dezinfekcijai bus vanduo cirkuliuos per visus prietaisus, per visą vamzdyną.
Tai reiškia, kad mes bakterijas sunaikinsime visame vamzdyne. Panašu, kad merūnui slogos ar kosuliai dėl bakterijų namuose neturėtų grėsti. O tokios sistemos įrengimas nėra stebuklingai sudėtingas ar brangesnis už tradicinį. Minimalus viso projekto kainos padidėjimas susidarytų dėl to, kad reikėtų šiek tiek daugiau pačio vamzdžio. Instaliavimas nuo trišakinės sistemos skiriasi labai nedaug. Kaip ir pasiklojam šaltą vandentikio vamzdyną ant juodgrindžių šiuo atveju. Reiškia, toliau dedasi putų polestirolas ir tada dedasi karštas vanduo apšildomajam sluoksniui. Tai vienintelis pats didžiausias skirtumas, kad mes neturim jokių sujungimų šitoj sistemai, kurios yra paslėptos grindyse. Visi sujungimai yra tik tai prie san prietaisų ir jeigu kas nors gyvenime kada nors, ko aš labai mažai tikiu, atsitiktų, tai mes pastebėtumėm šlampančią sieną ar kažkokį drėgmę. Pas mus tikrai nebūtų, reiškia, nutekėjimo grindyse, nes jo tiesiog negali būti, nes ten yra vientisas vamzdis. Tai šita sistema šiek tiek turi, kaip sakyt, minusas didesnis yra, kad yra daugiau vamzdžio dedama, bet pliusai yra tame, kad nėra sujungimų grindyse, o sujungimai yra tik prie sanitarinių prietaisų. Ir jeigu jau pradėtų jisai leisti tas sujungimas, ko aš dar kartą sakau, kad labai abejoju, nes neturi guminės tarpinės ir tiesiog vamzdis turi atminti ir susitraukia, tai tada mes jį iš karto pastebėtume. Dėl to, kad žmonės galvoja apie sveikatą ir investuoja šiek tiek daugiau pinigų tam, dėl to ir šiek tiek populiarėja. Aišku, tai yra kol kas naujovė. Jeigu mes kalbame apie patį montavimą, instaliavimą, tai kas yra įdomu, tai nėra daug brangiau negu kad sumontuoti. Tai nėra labai brangi sistema. Reikia tik tais, tam, kad ją sumontuoti, reikia tik tai žinojimo. Tai žinoma, geriausia tai yra kartoju ir kartosiu. Turėti projektą, pasidaryti projektą, kokybišką projektą, kuriame būtų numatyta tiek recirkuliacija, kaip bus daroma, tiek kaip bus sumontuoti prietaisai. Ir tokiu atveju mes turime taip, yra brangesnės prietaisinės alkūnės, bet kadangi nebereikia kolektorių, nereikia kolektorinių spintų, tai ta investiciniai kaštai gaunasi labai panašus. Tuo tarpu, ką mes turime labai mažai jungčių, kadangi jungtis yra įvengiama, nėra trišakių papildomų, jeigu mes turim trišakinę sistemą, kuri yra higienos prasme geresnė negu kad kolektorinė. Tuo tarpu kolektorinė yra geresnė saugumo prasme, bet jin yra brangesnė. Tai mes turim geriausius dalykus iš abiejų sistemų vienoje sistemoje, tai yra mažai jungčių ir gerą higieną, be kolektorių ir gerą kainą. Ypatingai, aišku, tai yra svarbu, kuomet mes kalbam apie tokius būstus kaip šitas, kur nebus pastoviai gyvenama, nes tai yra planuotas šiuo metu kaip vasarnamis, ateityje galbūt bus tai gyvenamas namas, bet vėlgi tai reiškia, kad čia gali ir mėnesį ir du nebūti žmonių ir jeigu mes turėsim standartinę sistemą su atšakom ilgom, kur gali vanduo stovėti, tai niekas nežino, kuom tai gali baigtis. Tai geriausia, aišku, yra pasidaryti teisingą vandentiekio sistemą ir neleisti vandeniu išstovėti ir, aišku, nemažinti temperatūros turinėse vandens šildytuvuose. Tai yra boilerėje turi vandens temperatūra lygiai taip pat būti virš ribos, kada legionelės dauginasi. Taip iš oro iš tikrųjų neteina tos žinios ir skaityti teko iki to laiko labai daug. Ir tikrai žmonių yra matę, kaip aš lankausi statybinėse parodose, vien dėl savišvietos kokios naujos tendencijos, nes realiai yra tokių dalykų, kur nereikėtų keisti. Ir tai, kas tikrai jau yra atidirbta ir laiko patikrinta, tai, žinai, tualetas yra kaip tualetas ir tu nieko nepakeisi formos, ne kvadratas arba ovalas, ar ten, nežinau, langai yra perregimi, jie tokie turi būti. Kas liečia vamzdynus, jau senai žinojau, kas liečia tą visą tematiką švaraus vandens. Jeigu tu turi gręžinį arba šiaip švarų vandenį, tu galvoji, kad švarų vandenį. Tai visada galvoji, kaip tą švarą palaidyti ir kaip tie vidiniai vamzdžiai, kad neužsikrėstų kokios tos pačios rūdys ar apsimetaluoja, dar kažką. Aš dėl garantijų labiausiai pergyvenau. Tos jungtis, ką jie taiko, visas tiekimas visų medžiagų ir taip toliau, man nebuvo jokios absoliučiai problemos, kas liečia vamzdyną.
Ir vienareikšmiškai aš dar pasižiūrėjau, koks kolektyvas, koks mūsų santykis po to atsirado. Net nebūtinai dėl to, kad aš esu merūnas. Nes esu matęs, kaip jie elgėsi su savo klientais šalia manęs. Ir vienareikšmiškai grįšiu, nes dar pirtis statosi. Tai tikrai su Uponoru bendrausim dar ilgai. Šis pasakojimas dar sykį rodo, kad racionalus kiekvieno žingsnio numatymas ir profesionalus projektavimas leis mėgautis tais technologiniais ir kitais privalumais, kurie dar neseniai atrodė sunkiai įsivaizduojami. Merūno žingsniai buvo racionalūs, kodėl nepabandyti sekti jo pėdomis.